Bandau prisimint, kada pirmą kartą atpažinau savo ego. Ir galiu pasakyti, kad neatrodo, kad tai buvo vienas konkretus momentas. Nes sąmoningumas tai yra procesas. Tai yra procesas, kuris vyksta ir dabar. Gal jau užteks tos dramatiškos muzikos? Gerai, galim tęsti. Labai keista, bet kiek man teko domėtis, nėra vieno visuotinai priimto ego apibrėžimo, nes skirtingos psichologijos kryptis, filosofijos tradicijos ir įvairiausios kitokios doktrinos. Kiekviena aiškina ego savaip. Tai aš net nebandysiu pateikti to vieno vienintelio teisingo atsakymo. Tiesiog noriu pasidalinti savo asmeninę filosofiją, kuri per laiką susiformavo iš daugelio dalykų. Aš ją vadinu mirties filosofija. Skamba galbūt šokiruojančiai, bet realiai čia nėra nieko baisaus. Tiesiog jį gimė tuo metu, kada labai daug galvojau apie mirtį. Bandžiau suprasti, kas vyksta su manim, kas vyksta su žmonėm, kas yra kančia, kodėl gyvenam būtent taip, kaip gyvenam šiandien. Ir ar visame tame yra kokia nors prasmė. Ir dar daugybė įvairiausių klausimų. Ir aš nebandau įrodyti, kad radau atsakymus į visus klausimus. Čia tiesiog bandymas nupasakoti sąžiningai, kaip matau žmogaus vietą visumoje. Papasakok. Labai didelė dalis mano asmeninės filosofijos sukasi aplink supratimą, kas yra ego. Žodis ego iš lotynų kalbos išvertus reiškia aš. Nu tai kaip ir viskas aišku, galim baigti video. Ate. Juokauju. Nu gerai. O dabar rimčiau. Ego yra proto sukurtas tapatybės modelis. Arba tiesiog identitetas, per kurį suvokiame save kaip atskirą dalį nuo visumos. Ego yra filtras. Filtras, per kurį sąmonė patiria pasaulį. Ir tas patyrimas ateina per naratyvą. Todėl, kad naratyvas suteikia ego struktūrą ir turinį. Naratyvas tai yra įvykių grandinė. Tai yra ego skeletas. Naratyvas sudaro labai daug dalių. Tai yra mintis, prisiminimai, įsitikinimai, norai, baimės, sėkmės, nesėkmės, vertybės, istorijos ir visi kiti kaip nors naratyvą palaikantis dalykai. Būtent todėl ego nėra pastovus. Jis nuolat keičiasi, prisitaiko prie aplinkos ir kuria naujas savo versijas. Ir būtent todėl ego nemėgsta nežinomybės, nes nežinomybė ardo naratyvą ir silpnina kontrolės iliuziją. Svarbiausias dalykas ego išlaikyti savo tapatybę. Tai yra nepradingt. Dėl to jis nuolat siekia kontrolės, nes kontrolė suteikia saugumo jausmą. Ego taip pat ieško prasmės. Ir kadangi viskas yra beprasmiška ir tuo pačiu metu potencialiai viskas yra prasminga, ego renkasi, kas jam yra prasminga. Kitaip tariant, prasmė yra selektyvi. Prasmė leidžia ego pakelti didžiulį skausmą. Tas skausmas gali būti bet koks, jis gali būti fizinis skausmas, jis gali būti emocinis skausmas arba egzistencinis skausmas. Tiesiog prasmė padeda ištverti skausmą. Tačiau kitas svarbus momentas yra tai, kad ego egzistuoja ir per santykius su kitais ego, su kitais žmonėm, nes jam yra svarbus pripažinimas. Nes kiti žmonės gali stiprinti ego naratyvą. Kitaip tariant, žmonių grupės yra naratyvą stiprinanti aplinka. Žmonių grupės yra toks korektyvinis ego. Gerai, bet kas nutinka, kai nyksta ego pamatai? Tai yra, nyksta identitetas ir pradeda irt naratyvas. Nieko, tiesiog įvyksta ego konfliktas. Įvykus ego konfliktui, ego ginasi įvairiais gynybos mechanizmais ir stengiasi bet kokią kainą išsaugoti savo susikurtą pasaulio vaizdą. Ir tai, kad ego priešinasi, tai nereiškia, kad ego yra priešas ar blogis, kurį reikėtų įveikti. Iš vis problema atsiranda ne todėl, kad ego egzistuoja. Problema atsiranda tada, kada mes susitapatiname su ego. Ir be abejo yra būdas atsiskirti nuo ego. Ir tas būdas yra sąmoningumas.
Sąmoningumas prasideda tada, kai žmogus ima atpažinti ego kaip procesą, o ne kaip visą save. Tai norint atpažinti savo ego, reikia didinti sąmoningumą. Ir tai yra nuolatinis procesas. Nes dar yra toks dalykas kaip ego šešėlis, arba dar vadinamas šešėlinis ego. Tai yra ego dalis, kurios protas nenori pripažinti kaip savo tapatybės dalies. Tai yra savybės, jausmai, impulsai ar troškimai, kuriuos atmetame, slopiname arba laikome nepriimtinais. Šešėlinis ego nėra ego priešingybė. Šešėlinis ego yra ego dalis, kuri paslėpta nuo sąmoningo ego. Kuo daugiau savęs atmetame, tuo stipriau šios dalys ima reikštis nesąmoningai. Dažniausiai šešėlinis ego atsiskleidžia ne per tai, ką matome savyje, o per tai, ką stipriausiai emociškai reaguojame. Todėl kartais tai, ką labiausiai smerkiame ar atmetame kitose žmonėse, gali būti užuomina į tas mūsų dalis, kurių patys nenorime pripažinti. Kiek žinau, psichologijoje toks reiškinys yra vadinamas projekcija. Tai yra, kai žmogus savo neprimtus jausmus ar savybės priskiria kitam. Mano manymu, projekcija yra viena iš ryškesnių šešėlinio ego išraiškų. Groja. Gražiai groja. Aš niekur neišėjau, aš tiesiog šiek tiek užsimasčiau. Bet gerai, tęsiam. Internete dažnai galima sutikti frazę Nužudyk savo ego. Bet šitos frazės nereikėtų suprasti pažodžiui, nes nei ego šešėlio naikinti nereikia. Tai ką reikia daryti? Ego reikia atpažinti. Kuo daugiau savo atstumtų dalių priimame sąmoningai, tuo joms yra sunkiau mus valdyti iš pasąmonės. Ir taip mes tampam atlaidesni tiek savo, tiek kitiems ir taip mes pasiekiam tą vidinę ramybę, kurios, manau, visi norim ir siekiam. Ir kartais žmonės tiesiog labai keistus būdus pasirenka pasiekti tą pilnatvę, tą vidinę ramybę. Ir dažniausiai tie būdai tiesiog neveikia. Arba tiesiog yra nesveikia. Bet grįžtant prie minties apie ego mirtį, tai nemanau, kad tai yra įmanoma, labai abejoju. Ego mirtis tai yra ego transformacija iš vienos versijos į kitą. Galim sakyti, ego yra proto chameleonas. Prisitaikantis prie bet kokios situacijos ir idėjos, ego yra labai adaptyvus. Ir ne šiaip labai, bet aš noriu pabrėžti. Labai. Nes ego gali pasislėpti po dvasingumo, nuolankumo ar atbudimo kaukę. Kada tu galvoji, kad esi dvasingas, bet iš tikrųjų tu esi pilnas dvasinės arogancijos. Nes tu tiesiog turi užmaskuotą ego. Todėl, kaip ir sakiau, svarbiausia yra nekovoti su ego, o išmokti jį atpažinti. Ir čia yra labai svarbus momentas, nes sąmoningumas prasideda ne tada, kada ego išnyksta, o tada, kada nustojame aklai tikėti pačiu ego ir jo siunčiamais impulsais. Ir čia irgi yra svarbu pabrėžti vieną dalyką. Sąmoningumas nėra ego priešingybė. Ego priešingybė yra visumos patyrimas. Suvokimas, kad tu nesi atskiras nuo visumos. Ego leidžia matyti save kaip atskirą individą, turinti savo istoriją, savo tapatybę ir savo ribas. Tuo tarpu visuma yra patyrimas, kad visa egzistencija yra tarpusavėje susijusi. Žmonės sako visata, Dievas ir daugelis kitų pavadinimų. Aš vengiu tų pavadinimų ir ypač Dievas, nes Dievas dažniausiai yra laikomas atskirų dalykų nuo žmogaus. Ir aš nemanau, kad tai yra atskira. Bet kad ir kaip tai pavadinsim, tai yra visuma. Visuma, į kurią įeina visiškai viskas. Visuma, kuri yra visur, visada. Ji gali atrodyti paradoksaliai, gali atrodyti nelogiška, gali atrodyti mums nesuprantama, nesuvokiama. Bet tai nereiškia, kad ji nėra intelektuali. Nes ego yra ribotas, o visuma yra neribota. Ir ego mėgsta žaisti Dievą. Mėgsta galvoti, kad žino geriau. Kai tuo tarpu net ir ego yra tos visumos dalis. Kitaip tariant, atskirumo nėra, bet ego galvoja, kad yra atskiras. Ir jis padarys viską, kad įrodytų tai. Mano supratimu, kai mirštam, kūnas grįžta atgal į žemę ir jis tampa medžiaga kitom gyvybėm. Ir viskas, kas buvo kūne, veikia lygiai taip pat.
Aš galvoju, kad niekas nemiršta, tiesiog išsisklaido, persiformuoja ir grįžta atgal. Ir tai yra nesibaigiantis ciklas. Čia yra nei gerai, nei blogai, nes gerai ir blogai yra ego vertinimai. Jeigu nevertini ir tiesiog stebi, matai, kad taip tiesiog yra. Bet ego visada ieško paaiškinimų. Jeigu suprato, tai valio, o jeigu nesuprato, tai tiek to. Ai, tu filosokai didysis. Ane jau ir pražuvę ir tu niekam jiems nebepaaiškinsi. Aš suprantu, kad kai kuriems žmonėms yra sunku suprasti, nes ego yra kaip kaukė, kuris stipriai prilipus. Ir gyvenimas nėra kažkokios lenktynės ar varžybos, bet mes kiekvienas vienaip ar kitaip tenkinam savo ego užgaidas. Ir aš vis tiek manau, kad yra labai svarbus tas visumos pajutimas, kuris ateina ne per narkotikus, ne per mistinius ritualus, bet kultivuojant vieną dalyką. Ir tai yra sąmoningumas. Sąmonė yra gebėjimas patirti. Ego yra tapatybė. Sąmoningumas tai yra savo ego pažinimas. Sąmoningumas nėra ego sunaikinimas. Sąmoningumas yra ego decentralizacija. Sąmoningumo plėtra yra kelias link visumos. Ir visuma yra absoliučiai viskas. Ir atpažinus savo ego, ego niekur nedingsta. Ego vis tiek išlieka. Skirtumas tas, kad jis nebeužima tos centrinės vietos savęs suvokime. Tuo pačiu metu gali matyti save kaip rašytoją ir kaip knygos veikėją. Triukas yra suprasti, kad visi yra pagrindiniai veikėjai savo gyvenimuose. Ir reikėtų tiesiog nebūti per daug egocentriškų, nes kuo mažiau protas susitapatina su ego ir jo naratyvu, tuo daugiau atsiranda vidinės laisvės, atjautos ir gebėjimo matyti pasaulį kaip vientisą sistemą, kad ir kokia jį bebūtų. Pasikeičia ne pats gyvenimas, o santykis su juo. Ir tada tu supranti, kad tu nesi ego, tu nesi tavo kūnas, tu nesi tavo vardas, tu nesi tavo religija, tu nesi tavo tauta, bet tu visus tuos dalykus turi. Ir šiame supratime ego ir visuma nėra nesutaikomi priešai. Ego tai yra įrankis gyventi materialioje realybėje, o visuma tai yra platesnė perspektyva, primenanti, kad ego yra tik įrankis, tik viena daug didesnės visumos dalis. Ačiū, kad klausėt. Gerai, ką čia dabar reikia išjungti? Kad jas iškuosi ir išjungti. Ai, va. Barzom, barzom.